Panagrinėkim islamą, nes labai daug klausimų buvo. Čia daugiau ne klausimas, o teiginys. Koranas yra paskutinė Dievo sandora, kuri nepakeista ir neiškraipyta. Visi kiti raštai buvę iki jo, Koranas ir Evangelija, buvo tikri raštai, bet jie buvo per laiką iškraipyti. Todėl buvo duotas Koranas, kuris viską ištaiso ir duoda jau galutinės žinias, kurios nėra iškraipytas. Ir kodėl jūs dabar nagrinėjate Torą ir laikotės ant Toros mokymo, o ne ant Korano, tada žmogus nuoširdžiai stebisi. Mielas žmogau, labai geras klausimas. Ir dabar, jeigu iš tikrųjų Koranas yra paskutinis Dievo apreiškimas, neiškraipytas ir nepakeistas, ir islamas yra Dievo duota religija, paskutinė ir nepakeista iki pat teismo dienos, kaip tiki musulmonai, ir mes vis dėlto, mes liekam prie to, tai mes blogiausi būtume iš visų žmonių, o mes vis dėlto laikomės Toros, ne Korano. Dabar klausimas, kodėl mes tą darom. Ir žinokit, ne iš blogumo. Panagrinėsim šitą klausimą šiek tiek plačiau šiandien. Judaiztai mano, kad yra šiek tiek atvirkščiai. Būtent Koranas yra iškraipytas. Būtent Koranas yra pakeistas. Ir suna pakeista. Ir islamas religija tai ne ta, kuri buvo pačioje pradžioje. Būtent vienintelis raštas Tora likusi neiškraipyta. Pabandysiu, nieko nenorėdamas įžeis, Dieve mano, aš pabandysiu tarsi, papolemizuokim, būtų labai įdomu, kad susijęs su musulmonų gyvai, pašnekėti šitą diskusiją, padaryti tokią temą. Bet paimkim Koraną, kas čia mums kirba, kodėl mes manom, kad vis dėlto nebe tas Koranas? Ar gali būti Koranas šitas iškraipytas? Musulmonai sako, ne. Sakyti vienas dalykas, žinoma, visi apie savo religiją gali sakyti, ne, tai tikim, kad ne, mesgi negalim. Ar yra kokių įrodymų apie tai? Pats Koranas duoda įrodymą. Atsiverskim 4 sūrą skyrių, Al-Nisa, moteris, 4 sūrą. Ajatai, kaip žinot, turi nevienodą numeraciją. Vienuose Koranuose bus 84 aja, kituose 82. Taigi atsiverčiam 80, dažniausiai būna 82 aja, bet kai kuriuose bus 84. Ir paskaitykim. Pats Korano įrodymas. Jeigu šitas Koranas būtų ne nuo Dievo, mes jame rastumėm daugybę prieštaravimų. Tarp kitko labai rimtas argumentas, su kuriuo reikia rimtai jį pažiūrėti. Jeigu šitas Koranas, rašo Koranas, būtų ne nuo Dievo, tai jame būtų daug prieštaravimų. Beje, ir be šito pasakymo, ar taip aišku, jeigu tai yra Dievas negali pats savo prieštarauti. Teisingai. Jeigu mes randam tokius netitikimus kažkokius Korane, tai nereiškia mes Korano patį kaip tokį faktų davimą neigia. Mes sakysim, kad jį kažkas per laiką pataisė. O ten progų buvo daug. Ir Osmano laikais ir taip toliau. Iš istorijos galėsiu papasakoti. Aš Korane radau virš 80 prieštaravimų. Kelis aš jums tik tai duosiu. Kaip pavyzdį. Pabandykit jūs man paneigti jūs. Pabandykit paneigti, kad tai neprieštaravimas. Imkim 6 sūrą, 101. Kalba apie tai, kad Dievas negali turėti vaikų. Tai pavyzdžiui, krikščionys tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus, pagimdytas ten prieš amžius visus dangui kažkada. Tai Koranas aiškina, kad ne, Dievas negali turėti sūnų, ir teisingai, kad negali turėti sūnų, bet žiūrėkit kaip įrodinėja. Dangaus ir žemės, naujybės sukūrėjas. Kaip jis galėjo turėti kūdikį, jeigu jis neturėjo draugės? Ir kuomet sukūrės kiekvieną daiktą ir apie kiekvieną daiktą išmano. Kitos vertimas verčia, kaip jis gali turėti sūnų, jeigu jis neturi draugės arba moters. Jis vienas. Reikia devynią turėti tada, kad būtų sūnus, o jis neturi. Tai jis negali turėti sūnaus. Duoda argumentą, kodėl negali Dievas turėti sūnaus, nes neturi žmonos, neturi draugės. Bet dabar pasižiūrėkim tą patį Korano 35 sūrą 1. Ten sako, kad Allahas viskam turi galios. Visagalis. Allahas turi viskam galios. Mėly musulmonai, įsiklausykit. Tai kas čia tada, jeigu čia neprieštaravimas Korane? Negali turėti sūnaus, nes neturi draugės, bet sako, jis gali viską. Tai jeigu tu viską gali ir viskam turi galios, tu be draugės gali sūnų padaryti kažkaip. Tu viską gali. Ką nori padarysi. Neįmanomus dalykus gali padaryti. Ir be draugės. Nesako, jis negali, nes neturi draugės. Bet sako, jis visagalis, jis gali. Tai yra prieštaravimas. Allaho vaikas. 39 sūra, paskaitykim. 4, kai kuriuose kituose 6 bus. Jeigu Allahas norėtų turėti savo kūdikį, tai jis išsirinktų, kas jam tinka iš to, ką sukuria. Šlovė jam. Allahas vienatinis, galingas. Jeigu Allahas norėtų turėti savo vaiką, jis galėtų išsirinkti iš kūrinių kažką ir padaryti į vaikų savo. Jeigu jis norėtų turėti vaikų. Bet dabar prisiminkim, ką tik skaityta 6 sūra 101, kur sako, kad Allahas negali turėti sūnaus, nes neturi žmonos. Be žmonos jis negali turėti sūnaus.
Bet jau suroj kitoj 39 suroj 4 ajus sako, kad galėtų turėti, jeigu jis norėtų, išrinkti ir padarytų iš žmonių, iš bet kokį kūrinį išrinktų ir padarytų į savo sūnų paversti. Dievas ką nori gali paversti. Iš nieko padarys, ar ne? Koranas sako, viskam turi galius, taip? Sako, negali, nes neturi žmonos. Kitur sako, gali, bet jeigu tik tai jam įsinorėti reikėtų, jis nenori turėti. Jis galėtų bet kokį kūrinį padaryti, pasirinkti ir padaryti savo sūnum. Gerbėmiai, kas čia jeigu neprieštaravimas? Pagal Koraną, kas yra pirmas musulmonas? Pats pirmas musulmonas. Daugelis musulmonų iškart sakytų Adomas. Pirmas pranašas, pirmas žmogus, pirmas musulmonas, taip? Bet žiūrėkim, ką sako Koranas. 7 sūra, 140 aja. Musa, tai yra Mozė, sako, yra pats pirmasis musulmonas. Aš esu pirmasis musulmonas. Bet 2 sūra, 126 aja, sako, kad pirmasis musulmonas buvo Ibrahimas, po to jo sūnus Jakubas, Icchakas, anūkas Jakubas buvo pirmieji musulmonai. Palaukit, vienur sako Mozė, kitur sako Ibrahimas, po to jo sūnus, tai yra Icchakas arba Izaokas, po to Jakubas buvo musulmonai jau, tikintieji. Tikintysis yra arabiškai muslim, tai pavadinta muslimūnų. Tai iki Mozės, kažin, kadagi Ibrahimas gyvena, Abraomas. Tai palaukit, tai kas pirmas musulmonas, Ibrahimas ar Mozė? Kas sako Koranas? Dar daugiau pasižiūrėkim. 39 sūrai, 12 ai, sako, kad pirmas musulmonas buvo Muhamedas. Kaip čia tada suprast? Tai ar Ibrahimas pirmasis iš musulmonų buvo? Ar Musa, Mozė, Korane, ar Muhamedas? Kiek tu nori tų pirmųjų musulmonų, visi su pirmu numeriu. Tas pirmas ir anas pirmas, ne visi pirmi. Tai taip ir neaišku, kas pirmas musulmonas iš Korano. Žiūrėkit, duodu 4 prieštaravimą. Sako, jeigu Koranas ne nuo Allaho būtų, ar Koranas buvo nuo Dievo, taip. Bet ar šitas Koranas, kurį turim, jis nėra keistas? Ne, musulmonai sako, ne, tai sakyt, liežuvis be kaulo. Tai fanatizmo ten užtenka tiek ir tiek. Nebūtų fanatizmo, tai nebūtų tokių sektų, kur eina ir žudasi apsikastas sprogmenim. Ir tikisi paskui rojai su hūrijam duotis. Aš apeliuoju į racionaliai į turinčius sveiką protą musulmonus. Iš kokiais įrodymais remiamės, kad šitas Korano tekstas neiškraipytas. Sako, Tora iškraipyta, nors nieko ten nesiremia musulmonai. Paskui galėsim panagrinėti tą temą. Koranas, kuo remia. O taip mes tikim, palaukit, taip mes tikim, tai čia nieko nėra. Bus mormonas ateis, sakys, mormono knyga yra paskutinis testamentas ir vėliausias ir galutinis. Paneikit musulmonai, jeigu kas ne taip. Galim padiskutuoti šitą klausimą. Kodėl mes tokie, tie žydai tokie, judaistai, tokie kietasprandžiai, kietakakčiai, atmeta viską, priešinasi tiesai. Ne, aš sakau, kas kliūna čia. Kokias problemas man. Žiūrim 4 prieštaravimą dar duosiu. Allahui visi paklūsta. 30 sūra, 26 aja. O jam, Allahui reiškia, tai kas dangu ir žemė, viskas paklūsta jam. Originaliai, visi paklūsta jam. Ar tu dangu ar žemė kas būsi? Visi jam paklūsta. Bet tas pats Koranas sako, kad ne visi paklūsta Allahui. Visi jam paklūsta, paskui sako, nepaklūsta, žiūrėkit. Žinot, musulmonų velnio koncepcija, iblis buvo toksai. Taip? Pasižiūrėkit, Al-Bakara sūra, 2 sūra, kada 34 aja. Ir štai mes, Allahas sako, tariam angelams, nusilenkite Adamui. Ir nusilenkė jie išskyrus iblisą. Jis atsisakė, išsiaukštino ir pasirodė netikintis. Allahas visiems angelams, nors iblis ne angelas, o džinas buvo, bet tiesiog angelams jis sako, bet musulmonai vartosi, tai gal ta angelą, džinas, bet jis gyvena tarp angelų, tai va čia. Pasakė visiems nusilenkti. Iblis atsisako paklūsti Allahui. Ir paskui aiškina, sako, tu kas, sako, mane tu padarei iš ugnies, o į žemės. Aš aukščiau, aš nesilemsiu iš tą. Atsisako Allahui, vykdyti jo įsakymą. Tu tarpu Koranas sako, visi jam paklūsta. Gerai, jeigu visi jam paklūsta, kas yra nusidėliai, kurie eisi džahannam į pragarą islamišką ir kentės. Kas yra munafikūnai visokie veidmainiai, kas yra kafirai, jeigu visi jam paklūsta. Pats Koranas aiškina, kad nepaklūsta, prašau iblis, nepaklūsta, bet kitų Korane pasakyta, visi dangu ir žemė jam paklūsta. Kas dangu ir žemė, visiems paklūsta. Ir pasirodo, prašau, toliau pats Koranas kalba, kad ne, iblis nepaklūsta. Ar jau nesvarbu, kur tas iblis gyvena, žemė, dangu dabar mums nesvarbu, nes dangu ir žemė visi paklūsta, o iblis nepaklūsta. Prisiminkim, sako, jeigu šitas Koranas būtų ne nuo Dievo, pats Koranas iššūkį duoda iššūkį. Jame jūs rastumėte daug prieštaravimų. Aš randu prieštaravimus. Visi jam paklūsta ir iblis nepaklūsta. Tai kaip čia?
Žiūrėkim toliau, dar vienas įdomus dalykas. Musulmonai čia bando jį apeiti, išvartyti, bet jisai skamba labai vaikiškai, tas jų bandymas įsivartyti. 57 sūra 4 sako, ir tas, kuris sukūrė dangų ir žemę per 6 dienų, paskui įsitvirtina sostą. Kalba, kad Allahas sukūrė dangų ir žemę per 6 dienų. Panašiai kaip ir pradžios knyga. Paskui yra kitose sūros irgi dar pakartoja, per 6 dienas sukūrė. O taip kaip ir Torai sako paprasčiausiai. Per 6, tai per 6, nu kokios problemas, pas mus irgi panašiai taip sako. Ale žiūrėkit, atsiverskit 41 sūrą, paskaitykime nuo 9 iki 12 sajos. Iš tiesų tie, kurie įtikėjo ir darė gerą, jiems nesenkančios dovanas. Sakyk, negi jūs netikite tuo, kurį sukūrė žemę per 2 dienas ir surandat jam lygių. Ir iškėlė jis viršum jos tvirtai stovinčias keteras ir palaimino ją per 4 dienas. Padalijo jam ko maitintis palį 4, 2, 6 dienas, taip. Taip, viską žemė 2 ir dar 4 dienas. Paskui, sako, po to, prisitvirtino jis prie debesų, o jie buvo dūmai ir tarė jiems ir žemė, ateikit savo valia arba prieš savo valią. Ir tarė jie, mes ateinam savo valia. Ir nulėmė jis būti 7 dangums per 2 dienas ir nurodė kiekvienam dangui skirti. Plius dar 2 dienas. 8 dienas, taip. Nebe 6. Banda musulmonai sakyti, ai, tai gal čia, žinai, paraleliai per tą dienas, dar 2 dienas įsipaišo, 4 dienas jis tą patį darbą darė, ir dar tą kitokį darbą darė, irgi ten įsipaišė per tas dienas, paskui dar tas pats darbas vieną greičiau padarė, jis susitęs, ir tada dar per 2 dienas dangus sukūrė. Čia dėkingai skamba čia toks įsivertimas, ar ne? Nes žodis yra, pirma sukūrė per 2, paskui per 4 ir paskui dar per 2 dangus įtvirtino. Tai akivaizdus prieštavimas, kaip šiandien. Tai per 6 ar per 8 dienas sukūrė. Sako, nėra prieštaravimų Korane. Aha, kaip tai nėra? Nebūkit kaip krikščionys. O, Jėzus atpirko savo krauju, Evangelijai parašyta. Oi, mūsų knygose parašyta, kad neiškraipytas Koranas. Palaukit, mąstykit patys, žiūrėkit, tikrinkit. Pirmiausia, tikėjimas daro žmogų protingą, kritiškai mąstančių. Jisai pasitikrina. Jis turi pasitikrinti. Žiūrim toliau. 3 sūra, 8-5, pasižiūrėk. Tas, kas ieško ne islamo kaip religijos, tas nebus išklausytas ir paskutiniam gyvenime atsidurs tarp patyrusių nuostolių. Tas, kas jau kitos religijos ieško ne islamo, bet kokios kitos, tik islamą turi išpažinti. Paskutinę dieną būsi tarp patyrusių nuostolių, bus blogai tau. Nu gerai, Koranas išmeta teiginį, kad tik musulmonai bus išklausyti, taip toliau, tu jeigu ieškai kitos religijos, tau jau kirdi. Sakykim. Bet dabar pažiūrėkim 5 sūrą, šiam 9. O iš tiesų, sako, iš tiesų, tikrai taip reiškia, iš tiesų. Tie, kurie įtikėjo, reiškia, originaliai tie, kurie tapo musulmonais, kablelis, ar ne? Ir tie, kurie išpažįsta judaizmą, ir sabiečiai, ir krikščionis, kas tikė Allahą ir paskutinę dieną, ar kūrė gėrį, nėra baimės virš jų gal bus ir nebus jie nuliūdinti. Vienur sako, kad kas ieško, kas ne islamo, kitos religijos, tam jau viskas bus. Amen. Nepriims jo Allahas. Kitos sako, ne tik tai, ir musulmonai, ir žydų tikėjimas, ir sabiečių, ir krikščionių religija priims, jeigu jie ten gerai, nuoširdžiai laikėsi, viską darė gerą. Taip, kaip jiem išmokyti buvo. Viskas gerai, priimsim. Nebus jie tarp patyrusių nuostolių. Tai palaukit, ar tik musulmonas bus išgelbėtas, pateks į rojų, ar ir žydai krikščionys savi? Viena jie taip sako, kita taip. Nėra Korane prieštaravimų? Ne, tai sako taip jų ulema, jų mokytojai, jų imamai, jų mulos. Aš randu prieštaravimus. 256. Kokia gražiaja, fantasija, net ašarą išspaudė, žinokit. Dieve, kokia gera religija tas islamas, kokia taiki. Ir kaip bedieviai žydai kaltina musulmonus, kad tai prievartos religija. Korane pasakyta, žiūrėkit, nėra prievartos religijai. Le ikraha le fidin, arabiškai. Nėra religijai prievartos. Va, Koranas šventasis sako, net prievartos. O kai kas kaltina musulmonus, ir kodėl jie ten galvas kapoja, kai kurie, neišmano Koraną, ne? Dieve. Nėra prievartos religijai. Ta pačia, Sūra Al-Bakara, pažiūrėkim, 190. Ir kaukitės Allaho kelyje su tais, kurie su jumis kaunasi. Bet nulaužykit prieš, kad Allahas nemyli nusikalstančių. Kaukitės Allaho kelyje, 191. Ir žudykite juos, kur tik sutiksit. Išvykit juos iš tenai, iš kur išvėjus. Juk suvedžiojimas blogiau nei žudimas. Ir nesikaukite su jais ties uždrauštąją mečetę. Mažyt al-Harem, čia yra ta kaba. Tol, kol jie nepradės ten kauti su jumis. Jeigu jie pradės kauti su jumis, tai žudykit juos. Toks atpildas netikintiems.
O, matai su kokiam, su netikinčiais. Jeigu jie išsilaikys, tai Allahas atleidžiantis, gailestingas. Ir kaukite su jais, kol neliks daugiau jums jokio papiktinimo arba suvedžiojimo. Ir visa religija priklausys Allahui. Tik Allaho religija bus. Ar jie kitokią religiją išpažįsta? Kaukite su jais, kol tik tai musulmonai liks. Kol visa religija priklausys Allahui, kaukite su jais tol. Ne tol, kol jie sakys, viską susipratome, su jumis nekovosim. Ne, kaukitės, kol visa religija priklausys Allahui. Kol neliks munafikūnų, stabmeldžių, kitatikių, pagonių ir politeistų. Nu, gal dar kitą paliksim, nes tai irgi Allaho religija, žydai ir krikščionys. Rašto žmonės. A visus kitus, kaukitės su jais. Šnaikinkit. A ką tik skaitėliai krachą, letidin, religijai nėra prievartos. A čia kas?